mokytis šio amato? Kauno mechanikos mokyklą. Kodėl verta tapti automechaniku? Nes niekada ne visą laiką bus darbo jie. Nes kol mašinų bus, tol reikės jas tvarkyti. Gerai, darbo minusai. Minusai? Sunkus darbas. Reikalauja ištvermės. Ir kaip keičiasi autoserviso darbuotojų darbas, kai atsiranda išmaniosios technologijos kažkokios? Greičiau gali padaryti. Arba greičiau suras gedimų. Kiek variklių per dieną pagamina pasaulyje? Pasaulyje? Taip. Spėk, tiesiog. Spėk kokius 1000? Gerai, kiek kainavo pirmasis automobilis? Kokius? Automobilis? Kodėl tokius klausimus nežinau? Kiek pirmasis automobilis kainavo? Ką žinau, kokį 20 000. Kiek vidutiniškai amerikietis per metus prastovi kamštyje valandų? Per metus. Per metus? Taip. Per metus, eik, savo. Kokias 5 dienas. Gerai, kokia yra ilgiausia spūstis užfiksuota 1980 metais? Ilgiausia spūstis? Jo, kilometrų. Kilometrų? Kokio 100. Gerai, trumpiausias laikas, per kurį buvo išimtas variklis ir įdėtas naujas? Per 30 sekundžių? Gerai, kiek daugiausiai Ferrari per dieną pagamina? Kiek daugiausia Ferrari? Taip. Vieną turbūt. Jei rankų darbų
Ką?